Pritrūko, dėka 5 buvom, o čia pilnas solelis ir dar nebe tokių žaidėjų, vis tiek ir su patirtim ir viską, paskui jau pritrūkom biškį, man pačią galą pritrūkom. Kodėl atostogauti visi išvažiavo? Turbūt toks žaidėjų požiūris, nežinau, neįsivaizduoju kodėl. Turėjo svarbesnių reikalų turbūt. Vakar pusfinaliai galėtų finalą išėti? Ai, kad kur, ten irgi minus 20 buvo, kur, mes čia jaunimas susiję visi, dar gerai, kad tą finalinį ketvirtą išėjom. Stipresni, geriau susižaidę, mes čia be galvos kartais iš vis laksim, tai nemanau, kad ir vakar nebuvo šansų. Kaip visą sezoną apibendrintumėt? Nu, kol visi susirinkdavo, tai gal ir neblogai būdavo, tai ir tą finalinį ketvirtą išėjom, o va, kai atėjom, ten vakar gal 7, šiandien 5, tai taip ir gavos. Pirmą varžybų dalį buvo sunku, antrą kažkaip pabėgom. Iš mūsų buvo iš tikrųjų daugiau, jau trumpesnis atsarginis suolelis. Iš tikrųjų galėjo būti ir nuovargio elementas. Ir tai, kad vakar dar tos varžybos buvo irgi. Pas mus, sakau, dvigubai daugiau žaidėjų buvo. O galėjo būti finalas su komandai? Nu čia jau dabar nepasakysi, galėjo, negalėjo. Labai smagu, kad užbaigėm pergalę sezoną. Tai va, dabar apdovanojimai ir pasisėdėjimas. Kas pratęsime nutiko? Nepataikė metimai, klaidos? Jėgų pritrūko. Sunkiai. Neblogas rungtynės, tikrai visi įsivedė. Manau, neblogą krepšinį čia demonstravom šito lygoje su šito komandai. Pritrūko jėgų ir taip gavos, kad pralaimėjom. Tikėjotės tokio finalo su pratęsimu, kieta kova? Nu, su pratęsimu netikėjom, bet žinom, kad kovoti čia bus labai sunku ir gavos taip, kad pralašėm. Liūdna biškelį. Pirmoji rungtynių pusė buvo mikrodviko ant tavęs ir Skučio. Kai atradot kitų žaidėjų, kas lėmė kažkaip pasikeitė žaidimo planas? Ne, nu tiesiog taip gavo, žaidėm kaip žaidėm ir pradžioj pataikau, viskas gerai buvo, po to nepataikau, ieškojo kitų žaidėjų, komandos žaidėjai. Taip gavos, kad antroje pusėje ne tiek daug įmečiau kiek pirmo. Iš pradžių buvom sunerimom, bet finale pro pratęsimo vyrai atsigavo, komanda, veržlumas, jaunystė, skaitau ir nugalėjo. Kas per pratęsimą nutiko, šviežiai atėjot? Ne, mes tiesiog visą laiką juos, aišku, buvom, vijomės juos. Nu, turėjom kažkada perlaužtą, o tas neįvyko kėlinio 4 gale, bet įvyko pratęsime. Tiesiog pralaužėm tos ledus, nes tikrai visas rungtynės vijomės juos, buvo visų žingsnelių priekį. Taip mus skandino, bet viskas baigės gerai. Tikėjotės tokio finalo, tokio įtempto, tokios kovos? Tai žinot, tie finalai niekad nebūna lengvi, nu, tai jie irgi geri krepšininkai turi ir tų LKL, MKL žaidėjų, mes irgi taip pat įdomu, visi susirenka draugai, jie draugai, mes draugai, visi pažįstami. Tai įdomus tas finalas ir turbūt žiūrovam patiko ir patiem mums visiems tokia krepšinio dozė.